Toliau keliaujame po Klivlandą. Susitinkame su čia gimusiu ir augusiu Remigijumi Belzinsku. Esame prie buvusio Švento Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios ir mokyklos, kurią jis lankė. Tuomet su vaikais dirbo kazimierietės vienuolės. Čia aš nebuvau vienintelis lietuvės, mūsų buvo daug, o mokyklą vedė kazimierietės. Parapija kūrėsi prieš Antrą pasaulinį karą. Ir šioje aikštėje, kur mes dabar stovime, buvo pirmas pastatas. Čia buvo medinis pastatas, užeiginė. Karčiama galim sakyti, užeiginė. Ir antrame aukšte buvo butai. Ir čia lietuviai pirmosios bangos palikuonys, atvykę iš Pensilvanijos dauguma, jie įkūrė parapiją. Ir jie įsigijo čia žemės sklypą ir viskas, kas čia aplink mus buvo tuštia. Laukai. Ir jeigu pažiūrėsite į namus, namų stiliai yra skirtingi. Tas seniau statytas, čia naujasis namas, ten senesnis žmonės, kūrėsi, statėsi, kaip kas išmanė ir kada norėjo. O čia tokia mišrainė čia, yra įvairių stilių, įvairių laikotarpių. Mano mamos šeima, kai atvyko iš Vokietijos po Antro pasaulinio karo, jos priglaudė šios parapijos klebonas tų laikų, kunigas Juozas Angelaitis. Ir jie čia tam tikrą laiką gyveno, kol įsikūrė savo namus. Ir jie gyveno tame antrame aukšte, tam bute. Ir tas kunigas Juozas Angelaitis priėmė visą eilę, mes vadiname dipukai, visą eilę tų žmonių priėmė ir padėjo įsikurti čia Amerikoje. Po šito pastato pastatė bažnyčią, tai buvo jau pagrindinis pastatas ir jisai statėsi gale 50-mečio. Paskutinis pastatas, kuris buvo baigtas, tai buvo klebonija. Dar kai aš lankiau pradžios mokyklą, šito pastato kaip ir nebuvo, tik pamatai matėsi. Bet kunigas Angelaitis šiame pastate niekad negyveno. Jisai gyveno tame mūriniam pastate šalia parapijos salės, tenais yra mūrinis namelis, ir jį paaukojo parapijai žmogus vardu Amžėjus. Ir aš nežinau, įsivaizduokite paaukoti namą parapijai. Net ir dabar būtų labai didelė auka. Aš minčiau, kad tais laikais tai tikrai buvo ypatinga auka, nes žmonės mažai ko turėjo, namas buvo pagrindinis šeimos turtas. O šitas namelis dabar parapijai dar vis priklauso. Jisai šiuo metu yra nuomojamas, bet čia yra parapijos nusavybė. O dabar visos patalpos yra nuomojamos mokyklai. Čia dabar lietuviai net kojas neįžengia čia. Prieš 36 metus Švento Kazimiero mokykla buvo uždaryta. Tiesa, prieš 4 čia dar veikė šeštadieninė lietuviška mokykla. Čia su jaunimu dirbo ir Remigijus Belzinskas. Lietuviškai dainuoti mokė jau jūsų pažįstama Rita Kliorienė. Čia visuomet buvo laikoma ta vieta kaip mūsų centras, mūsų namai. Dabar šitiek tas viskas pasikeitė. Žmonės, kurie dapildė mūsų gretas iš Lietuvos atvykę, tikėjimas gal nėra toksai labai svarbus dalykas. Bažnyčiose gal, iš pradžių kai čia lankėsi, tai lankėsi per Velykas ir per Kalėdas, bet paskui per metus mažiau žmonių. Mano kartos jau mažiau, mano tėvų karta jau beveik išmirus yra. Jeigu kalbos nemokė, tai mano karta kažkaip neprilipo, sukūrėm, kai mes vadinam mišrią šeimą. Ir jau vaikai nekalba lietuviškai ir jau tas pats mano bendrametis irgi nebeprisimena. Ir kažkaip jauties neprilimpė, nepritampė, kažkaip nejauties savo vietoj. Ir tie žmonės nubyra. Nors jie čia kažkur gyvena. Aš padariau kelis sprendimus savo gyvenime. Vienas pagrindinis sprendimas buvo, kai buvo 18 metų, padariau sprendimą, kad vesiu lietuvaitę. Aš namuose kalbu lietuviškai ir mano sūnus Vėjas ir Laimės taipogi kalba lietuviškai. Ne visi tą daro. Aš darbę sakau, aš kalbu tik tai angliškai darbo valandomis. Mane krikštijo Švento Jurgio parapijai. Mano šeima persikraustė į priemiestį, Jurgio priemiestį ir sugrįžo atgal į miestą, kaip laikas atėjo mums lankyti mokyklą. Oh, they're not done. I'm sorry. I thought they were. Are you going to go back in and see more inside? If we could, please, yes. Okay, let's turn all the lights off.
Uždarius Švento Jurgio bažnyčią, parapijiečiams buvo leista šį bei tą pasiimti į naująją Švento Kryžiaus bažnyčią. Dabar šiek tiek dega. Štai šis bareljefas nežinomam kareiviui iš buvusios lietuviškos jau uždarytos Švento Jurgio bažnyčios. Jo, čia iš Jurginės yra. Jis irgi Jurginės bažnyčios gale buvo. Gal kas parašyta ant? Ne. Šitie yra mano padaryti. Tie du staleliai yra mano. Čia anksčiau buvo toks virtuvinis stalelis, kuris visai netiko. Tai manęs paprašė ir padariau. Buvo toks įdomus projektas. Bandžiau įtraukti į stalelio tą visą dizainą, tą patį raštą, kuris randasi ant altoriaus. Remigijus Belzinskas, Pilėnų tunto tuntininkas, išaugino ne vieną skautų kartą, aktyvus Klivlando lietuvių bendruomenės narys. Čia mano pirma skautų iškila, pirma skautų stovykla. Va, šitas. Čia yra Vasagoj, lietuvių pranciškonų stovyklavietė. Dar vis, man rodos, ta stovyklavietė veikia. Ontario, Kanadoje, prie Georgian Bay vadinasi, ta įlanka, Huron ežero. Ir čia buvo, kaip sakiau, mano pirma skautų stovykla. Aš nieko nežinojau, nieko nesupratau ir aš čia užsikrėčiau tą virusą, tą skautavimo virusą. 5 įsiuntė iškilant, be jokio vadovo. Mes visi buvom 15-16 mečiai. Šiandieną mes tikrai to nedarytumėm, eitų bent 2 suaugę. Ir vis būtų visokiausi planai ir apsaugos. Ir mus jaunolius įsiuntė keliom dienom iškeliauti. Taku ten eiti, nei žemėlapį ten turėjom, nei kas mokėjo žemėlapį naudoti. Tai klaidžiojom, vienu metu ieškojame, kad mus pavežtų, nes jau buvom pavargę. Bet aš nuo to užsikrėčiau skautavimu, man labai tiko, man labai patiko. Šitas žmogus pažįstamas turbūt visiems. Pažįstat? Jis nesenai mirė. Čia mano daryta nuotrauka. Čia Simas Kudirka. Čia buvo skautų tokia paroda prekybos centre. Čia visai netoli nuo parapijos. Čia 78 metai maždaug. Aš buvau studentas dar. Va, šitas asmuo. Vladas Basevičius, kuris buvo mano skautų tėvas, galiu sakyti. Ir aš labai panašiai kaip jis ir gyvenu. Tai jeigu aš taip gyvenčiau ant savęs, neturėčiau žmonos, tai aš irgi taip gyvenčiau. Krūvas, krūvas laikraščių, žurnalų visokiausių. Man lietuviškas laikraštis labai brangus, nenoriu draugo išmesti. Laikau. Nors aš žinau, kad nuskanuotas ir gali internete pamatyti. Tai čia yra mano sesuo, Iris. Ir čia būsimas mano švogeris. Dar tada nedraugavau su jo sesute, bet čia mano žmonos brolis, Algis Miškinis. Ir mes savęs skelbėm, čia buvo prašymas Lithuanian Scouting and the Free World ir buvo prašymai, kad Lietuva yra okupuota. Kodėl mes čia lietuviai ir kad mūsų programa yra vedama lietuvių kalba ir iš kur kas ta Lietuva, kas tie lietuviai yra. Tai ne visi suprato, kad Lietuva okupuota. Aš prisimenu gimnazijoje, buvau susiginčijęs su vienu mokiniu, jis aiškina man, kad Lietuva savanoriškai įstojus į Tarybų sąjungą. Sakiau, ne, tikrai niekas tavo nepriklausomybės nesisakys. Bet Amerikos žmonės, mokėjo tą, kas jiems buvo sakoma. Amerika vos savo žemėlapį pažįsta, o viso pasaulio žemėlapį tai visiškai nesuvokia, kur kas yra. Kažkur ten tarp Lenkijos ir Latvijos, jiems tas kampas visiškai. Eastern Europe. Tai žinai, aš beveik noriu kaušpėdos žodžius pasakyti, ne, Rusija dar toli. Lietuva yra Europos centre, ne rytuose, bet Amerikoje Europa pasibaigia su Vokietija. O viskas kitas tenais jau kažkokia migla yra. Laisvės klausimas, mano manimo, nėra politinis klausimas. Laisvės klausimas yra žmogaus teisė, ne? Laisvai apsispręsti, kaip ir kokiam sąlygom žmonės gyventų. Tai aš nemanau, kad čia būtent buvo politinis klausimas. Bet mes tą klausimą kėlėm įvairiais būdais. Mano karta atseit. Gimnazijoje turėjome beisbolo komandą vardu Vytis. Visą tą vardą, lietuvišką vardą iškelti. Buvom surengę, mokykla buvo surengus jungtinių tautų, tokia vadinasi pavyzdinė Model United Nations, pavyzdinė jungtinių tautų tokia sesija. Po kelis mokinius kiekvienas atstovavo vieną kitą šalį.
Ir mes lietuviai gimnazijoje įsikovojom teisę turėti Lietuvos stalą atstovybę, pilna teisės nariai, bet mokytojai leido mums turėti savo stalą ir iškelt Lietuvos klausimą. Va, įžadas, skautų įžadas, čia irgi 79 gal metai, 8 metai. Čia tarp kitų yra Valdemaras Šembergas. Ir jisai vienas iš pirmutinių Lietuvos skautybės įkūrėjų kartu su Petru Jurgėla. Jis buvo aviatorius, nepriklausomybės kovose buvo savanoris ir jisai lakūnas buvo, jis labai mažo ūgio žmogus buvo. Ir kai mašiną vairuodavo, jisai vairuodavo kaip lakūnas. Aš esu važiavęs, jis mane yra parvežęs žiemos metu ir mes per žmonių kiemus važiavom. Kaip lakūnas, jam visiškai nesvarbu. Tai buvo pirmas ir paskutinis įkis. Kitas proga, tai aš pėsčiom grįžau. Tie 3 pirštai skautų saliute reiškia atstovauja Dievą, tėvynę ir artimą. O vilkiukai, jaunesni skautai, iškelia tik tai 2 pirštukus Dievui ir tėvyniai. Priežastis yra, kad jaunas vaikas, 7-9 metų, dar tą artimą kažkaip nesupranta. Taip bent psichologai aiškina, kad bendravimas, jų visas pasaulis, jie yra pasaulio centras, ne, kol mažas vaikas esi. Ir paskui, kai subręsti, supranti, kad nesi pasaulio centras ir kad yra kiti žmonės, yra artimas, ir turi su jais bendrauti ir jiems padėti. Ir tada tas jaunuolis, kai duoda išžadį, tada jau pasižada tarnauti ir Dievui, tėvynei ir artimui. Aprašydamas atnaujintą Klivlando bažnyčią, laikraščio Aidai publikacijos autorius klausė, ar ilgus metus toji šventovė bus lietuviška, ar turėsim pakankamai dvasinių jėgų lietuviais išlikti svetimoje šalyje. Mes turim paprotį, kur mes surengėme kaziuko mugę, tai sutelkt lėšas tuntui. Ir mes turėjom, jau tuntas turėjo tokią paprotį kažką iš medžio padaryti, bet tai buvo labai primityvus tokie darbeliai. Ir aš kažkaip iš to įsivystė ir sudėtingesni projektai, kuriuos aš taip ir pradėjau gaminti. Tai vienas pavyzdys yra. Lietuvoje tokie dalykai gal tik tai kaimuose matosi, ne kryžkelėse, ne? O mūsų žmonės čia nori savo namuose turėti, kadangi primena jos pačią Lietuvą. Čia mano darbelis. Tai. Ir tada, žinai, darbą paaukoju skatams, skatai parduoda, čia savo mūsų markį. Taipogi darau ir juostinės. Pas mus žmonės tokius pas save namuose kabina. Lietuvai niekas turbūt taip nedaro. Kadangi Lietuva. Jūs turite, čia visi su gyvenimu, mums vis tiek kažkaip tai priminti. Daug rasi namuose pagamintą juostinę ar rankraštinę su išausto rankšluosčio. O dabar girdite Amerikos balso įrašą. Klivlandas, 1988. This is the voice of America. Prie mūsų yra Dievo motinos parapijos choro vadovės Ritos Kliorienės dukrelė. Kuo tu vadiniesi? Kristina Kliorytė. Ar tu irgi dainuoji, o gal ir skambini pianinu? Dainuoju ir skambinu pianinu. O kas tavo mokytoja? Mano mama. Gal tu norėtum ką nors palinkėti Lietuvos vaikučiams? Taip. Noriu palinkėti Lietuvos vaikams, kad Lietuva būtų laisva, o jeigu taip greitai nebus laisva, kad jų gyvenimas būtų geresnis ir lengvesnis. Kitą savaitę vėl keliausime po Klivlandą. Kokia yra mūsų tautinė gėlė? Šeštadienio rytais draugai eidavo į lietuvių mokyklą. Aš žaidžiau beisbolą. Jis sako Ingrida, bet ten visi pinigai. Čia neturi būti politikų, neturi būti prezidentų, turi būti kultūros veikėjai. Pypkės dūmai. Nors šiandien nelabai diena užtraukti dūmą, bet vis tiek pagros. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai.
Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.